Sakyk, kad mes važiuojam į... Muzikos! Dar muzikos! Taigi norės staigmenos, tai va prašom. Tik mano, esu tą kartą, kad nesąmonę suplanuoti. Ai, atėti į vėlį. Ne, čia įstaigas, kaip sugalvoju. Aš dabar suprantu, kad mes tavo šeimos iki šiol nežinojau. Mergas, taigi, mergvakaris. Pati geriausia proga susipažinti. Tokios situacijos gerai nesibaigia. Šitą baigsis gerai. Tai susipažink. Nu ir šposai. Nu, broč. Gerai, kad nealkoholinis. Šveikštis, ne? Nu, norėjot mano mergos išvesti ir bus nealkoholinis. Na, panelės lipa. Malonu, kad atvykote. Aha. Sveikus atvykusius į Suvalkiją. Čia šiaurė ar... Nu, taip. Čia einam. Taip, labai gražu. Ačiū. Čia mūsų yra su tėveliu sodyba. Vau, rimtai? Taip. Prašom, ateikit. O čia dabar matėčiau batų padėkau. Pustų batų. Gerai, va, įrodykit kelią. Prašom, prašom. Oho. Jums čia normalu? Papūkim iš mandagumą ir galim varyti. Nugi nepaliksim Sandros vieno. Nu taigi su šeima paliekam ne laukuose kažkur. Bet tai kiek jinai nuo mūsų slepia? Bet dabar matom, kad nebereikalo. Bet ir tas jos sesės akcentas koks užknisantis. Kodėl man tai visai fainas tas akcentas? Gal tau ir ponas Bronius visai sveika? Jo, kol neuždėjo to maišų ant galvos. Jeigu jūs žadat pabėgti, tai žinokit, aš jūs pati surišiu. Tu žinojai apie visą tai? Nu, ne, bet čia mano sesuo, jinai tokia. Labai faina tavo šeimyna. Pakentėkit, dar kelios tokios keistokios tradicijos, bet po to visai cool. O kas dabar? Atlaužomus? O ką, kai? Pas mane, žinai, tiek lako aš pirmo, bet Gerai, tu sudėksi pirma, nes tu esi ragana. draugas. Va, Na, draugas. pradėsim vakarėlį. Bet prieš tai atiduosim pagarbą Sūduvos kraštui. Melsimės. Aik jau 11 tu nepripažinta. Ne. Yra Sūduvos krašto 600 metų susigrąžinimo atminti, tokia dabar labai didi šventė. Tai mums labai svarbu. Tad po pirmo. Aš gal šampaną palaukiu. Nebus? O, pienas. Gerai, sueis. Miglė čia užkos pienas. Oi, o tai jūs galvojate, kad čia kokia pina kota? Kinakoladas, jis įnešinakodas. Ale, kokios juokingos. Man tai labai skanu. Gerai, tada nešu atgal. Panas, nepalikit manęs čia vienos, gerai? Prašau. Nu, nežiūrėk taip į mane, nu, sakau, porą dar tokių nesąmonių, bus po to visai cool. Ne? Mūsų žodis? Vienas. Hold. 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 Sutartas? Trys vienodas. Man kai bičiulį atmultumą dar paskolinsi. Na ką, man jau laikas pailsėt, pravėdint galvą. Nu tai maišom gerai. Aš dar atsilošiu. Palauk. Aš tada.
mums reikėjo susitarti. Žodžiu, nesvarbu, vaikai šiandien liks čia nakvoti. Nu, aš bet kuriuo atveju su mergvakarė, tai šį vakarą negrįšiu tikrai. Nu, aš su Juste kažkaip rytoj susisieksiu. Jinai taip geranoriškai atvežė vaikus. Džiaugiuosi. Gerai, man reikia eiti jau. Šitą palauk, Arnas buvo užsukęs. Arnas? Raktus atnešė. Viskas, Ignai, nebegaliu kalbėti. Ate. Grįžtame daug? Kur? Nu, pas Santą. Paliksim draugę vieną mergakarį. Ką, teisingai sakai. Supratau. Tai reiškia, šiandien niekas namo nevažiuoja. O, iš kurios pusės mes atėjom? Iš ten? Ne, iš ten. Ne, iš ten. Ne. Ko tu juokiesi? Jūs įsivaizdavot, kad įmanoma šakiuose pasiklysti? Bet tikrai iš tos pusės Nemanau, ėjom kad mes jau... Sakau, kad ten. Nu, iš ten, bet iš tenai? Iš ten, man atrodo. Ar iš ten? Nežinau, aš nežinau. Arnai! Laiku pasitraukė. Esu azartiškas, bet jaučiu ribas. Čia labai reta lošėjų savybė. Toks aš ir lošėjas, žinai. Nu, tai kas yra? Tas Gvidas, žinai. Kas dėl Gvido? Kas dėl Gvido? Jis man išsipasakojo ir pasirodo nemažai kas mus riša. Ta prasme, kas tave gali surišti? Jis tokios Danielos, mano buvusios žmonos geriausias draugas vyras, va kas riša. Noriu pakštą. Noriu. Aš labai gerai ją pažįstu. Ir tu ją pažįsti. Na, aš sakau, visi čia kažkaip yra susiję. Ir dar aš pagal tas emocijas taip tave pasituravau. Ne, tai viskas gerai, viskas gerai. Kas čia gerai vakar te pažįstami. Tai viskas gerai, sakau. Gvidas tai čia žinai. Taip, aš jau supratau, kodėl tu jam pakeišinėjai skolos raštelės. Taip turi būti. Pasakyk viskas. Varau. Gerai. Vakar, šiandien man visko per daug. Gerai. Viską. Gerai, tikrai nenori pasilikti? Žinok, ne. Ne, tikrai nenori. Tikrai ne. Gvidas. Čia yra dokumentai, pasirašai dėl bendros vaikų globos. Aš tau sakiau, nesulauksi. Jeigu man leistum dėl tavęs, aš parplaukčiau jūras ir upes ir tegul į krantą mane išmes. Tai man pavydi, tolyje lekiančias mintis, prisijaukinti, kai beje tave, tam visą apitinta, pasaka mano užburta. Visą tai tikra, žinau galiu bet ką. Dėl tavęs, kai jūra išmes gintariais geltona. Kaip suras, per smėlio audras kelia man pas tave. Nu, mergos, paklausykit, ką radau. Tik Šakių miesto skveras su plieno konstrukcija, 24 varpais, kurį nuliejo viena geriausių varpų lievyklų Olandijoje. Geras? Whatever. Sakau, Aš gražu. nesiklausom nieko, ką tu sakai. Tiesiog pagūglink, kur mes esam. Ko tu skubi? Nu, kad mes kaip
Klasės ekskursijoje kokioj. Bet šiaip, žinot, kas man šovė į galvą? Kad vat Sandrai organizuoti vestuves reiktų būtent čia. Čia jos gimtasis miestas, visai gražu, kaip kaimelis. Jo, mes atėjom iš ten. Ne. Nu jeigu ėjom čia, tai negalėjom ateiti. Ne, atėjom iš ten, viskas, einam. Tai Tiesiai ir posūkis. Taip sakė. ne. Dar nesakė. Pažiūrėkit posūkį. Nepyk ant mano draugai. Jos tik kvailioja, grįž. Ne dėl jų grįžimo jaudinuosi. Bet aš tai čia. Ne savo noru. Jeigu nelaimėt, Nu, aš atsiprašau, aš suprantu, aš neturėjau taip pabėgti. neatsiprašinėk, aš nieko nekaltinu. Taigi pats tave išvariau iš namų. Dabar suprantu, kad po mamos mirties tau tikrai buvo labai sunku. Tai tau be mamos buvo labai sunku. Be mamos nuskausminamųjų vaistų. Aš buvau kvaila, jauna, aš nesupratau, kur aš vėliuosi. Nekaltinu aš tavęs, kad tu vogiai vaistus. Aš pykstu ant savęs, kad to nepastebėjau. O kai pastebėjau, kai supratau, buvo per vėlu kalbėtis. Mamos liga visiems kėlė baimę, skausmą. Tu buvai mūsų jautruolė. Taip jums su Laima labiau pasisekė. Na. Niekados gyvenime nelyginau jų dviejų. Aš mylėjau ir myliu jūs abi kartu. Vienodai. Sveika. Čia Laima iš Sandros telefonų skambina. Nu, tu pasiklydot. Šakiuosi. Ne, tai gerai. Ateisiu to, tai dar išminčiusis man visus dėlynus. Gerai, tuoj būsiu. Nu, iki. Vaistai, alkoholis, narkotikai šitokio jaunystėje. Tu manai, man širdis neplyšo? Manai, kad aš nekaltinau savęs? Taip, aš švarėjau kuris laikas. Ir aš tikrai labai stengiuosi. Aš išteku. Argi tai nestaigmena? Kas galėjo pagalvoti? Mano moliūgėlis išteka. Bet ar tu laiminga? Manyje dangus su žeme maišėsi. Kai reikėjo užtrenkti prieš tave duris. Bet tėte, aš vis tiek būčiau išvažiavus į miestą, tu neturi savęs kaltinti. Bet nebūtum kiek atitolusi. O dabar dar matau, kad tu gėdies mūsų. Nesigėdiju. Tiesiog prireikė laiko, kol viskas susidėlioja vietas. Ar jis tikrai vertas tavęs? Tau labai patiks Eimantas. Pamatysi. O man nereikia jo matyti. Man užtenka tavo laimingų akių. Ir galimybė
žydės dažniau jas matyti. Dukrelė, mano dukrelė. Pasirūpinęs, tėti. Aš irgi. Miglė? Miglė, girdi mane? Kur tu išėjus? Užsigalvojau, sorry. Apie ką? Sužinojau, kas mane patrenkė. O siaubė. Ką dabar darysi? Manau, kad atleisiu. Ta prasme. Nu tai ką daryti? Čia yra teismas, policija. Atleisi, kaip... Koks skirtumas dabar jau viskas? Einam to šampano, šiandien tikrai nenori būt blaivė. Aš su tavimi, bet jeigu norėsi pasikalbėti, Aš čia.